Bienvenidos a Argentina, estamos en la segunda... Sveiki atvykę į Argentiną. Šiandien prasideda antrasis greičio ruožas iš Rezistencijos į San Miguel de Tucumán. Taigi, labas vakaras, BTV eteryje prasideda antrojo Dakaro greičio ruožo apžvalga. Taigi, antrasis greičio ruožas jau buvo rimtas. Jeigu pirmąjį greičio ruožą galėjo sportininkai tik tai apšilti, buvo tik 39 km, tai antrasis jau rimtas. Ir čia susidūrė su problemomis vakar dienos vienas iš automobilių lyderių – Xavieras Ponsas. Taigi, po 3 dienų Paragvajoje Dakaras persikėlė į Argentiną ir Boliviją. Ir žinoma, Pietų Amerikos širdis Paragvajos sutiko lenktynininkus puikiai. Mums labai patiko Dakaras čia. Tai buvo fantastika. Neturiu žodžių išsakyti savo emocijų. Man labai patinka motociklai. Aš tiesiog einu iš proto dėl jų. Paragvajus 29 šalis Dakaro ralio maratonų istorijoje. Ir Paragvajaus žmonės įrodė, kad jie tikrai pamišę dėl automobilių sporto. Kepu barbekių savo draugams. Mes tikrai mėgavomės Dakaru, kuris buvo čia pirmą kartą. Mes labai laimingi. Taigi, pirmasis greičio ruožas vakar. Galbūt jis ir nebuvo labai ilgas, bet tropinis karštis ir didžiulės balos, kurios pamažu virto purvu, tapo didžiulių išbandymų tiems, kas važiavo gale. Na ir jeigu lenktynių žiūrovams tai buvo didžiulis nuotykis, tai kai kuriems lenktynių dalyviams greičio ruožas sukėlė daug sunkumų. Kaip pavyzdžiui šiam lenktynininkui, boliviečiui Fortunato Maldonadui. Trupučiuką sunkoka. Pirmam greičio ruože dešiniam posūkį mes nutraukėm tiesiog ratą. Tikiuosi sugebėsim pasitaisyti ir važiuoti toliau. Na ir kasgi jiems atėjo į pagalbą? Žinoma, kad lenktynių žiūrovai. Ir motociklai. Kasgi vyko vakar? Vakar Xavieras dėl Sultre parodė geriausią laiką, tačiau išsigandęs pradėti pirmą greičio ruožą, jis specialiai šiek tiek viršijo greitį. Vakar buvau greitas, bet iš tikrųjų galėjau būti netgi greitesnis, sakė jis, patenkintas savo Yamaha greičiu. Taigi, netikėtai Juanas Pedrero, finišavęs antras, turėjo pradėti greičio ruožą. Aš važiuosiu pilnai, bet jeigu nesijausiu gerai, žinoma, kad šiek tiek prilėtinsiu.
Juanas Pedreras sustojo baloje, bet jam baigėsi laimingai, jis sugebėjo finišuoti 6, o tai Adrianas Medžas, jis užstrigo ilgiau ir prarado net 12 minučių ten. Tobis Price'as važiavo lėtai, pralaimėjo minutę 23, bet jis yra vienas iš lyderių. Tai dar ilgas laikas iki finišo. Svarbiausia pravažiuoti laimingai pirmą savaitę. Na ir šiandien 275 km greičio ruožas. Tai vienas iš ilgiausių pirmosios dienos greičio ruožų, jeigu įskaičiuoti ir pervažiavimą. Ir šiandien sportininkai susidūrė su didžiuliu karščiu, 35 laipsniai Celsijaus. Negana to, tai buvo vienas iš greičiausių greičio ruožų. Tai turbūt bus vienas iš greičiausių greičio ruožų visame ralyje. Taigi, Juanas Pedrero Garcia pradėjo pirmas. Jis buvo paskelbtas greičio ruožo nugalėtojų po to, kai ispanas laimėjęs vakar gavo minutę baudos. Gera diena buvo. Pirmas pradėjau ir iki pat paskutinio kilometro važiavau vienas. Sunkoka buvo pradėti pirmam, bet stengiausi nedaryti tiesiog klaidų, pravažiuoti ramiai. O šiandien buvo Toby Price'o diena. Jis galėjo išbandyti maksimalų savo motociklo greitį, kuris viršijo kai kuriais momentais net 180 km per valandą. Ir šiandien jis pirmas užtikrintai, jis pirmas ir bendroje įskaitoje. Adrianas Van Beverenas ilgą laiką važiavo šalia Price'o, bet šiandien jis nesugebėjo. Į greičio ruožo galą jis turbūt pavargo ir nesugebėjo išlaikyti jo tempo. Šiandien jis tik 16. Čilietis Vintalina, šiandien jam nebloga diena, šiandien jis 6 pozicijoje. Nelabai gera diena šiam sportininkui Garcia Merinai, kuris susidūrė su keturračiu. Užstrigęs purve ir keturratis netyčia jį užkabino. Na, ispanas laimiai nesusižeidė. Olivier Matelis krito. Michaelas Medžas laukė savo komandos lyderio Bareda Borto. Porą minučių jam teko palaukti, kad galėtų važiuoti kartu ir padėti Bareda Bortui važiuoti link finišo. O Samas Sunderlandas šiandien pabendravo su arkliu. Šiandien jis 5, tačiau turėjo vieną gan sudėtingą momentą. To jis pats paaiškins. Buvo gan sunkus greičio ruožas, daug miško, daug krūmų ir beje daug gyvulių vaikšto po greičio ruožą. Balos gilios kai kur, taigi buvo gan baisu, man stengiausi tiesiog nedaryti klaidų ir iš posūkių važiuoti lėčiau, bijodamas gyvulių. Desutre įrodė, kad gali būti greitas ir šiandien, šis šiandien 4. Taigi jis 5 bendroje įskaitoje. Paulo Gonsalveso šiandien 3. 11 Dakaras jam ir jis kol kas 3 ir bendroje įskaitoje. Labai neblogas rezultatas. Matijas Volkneris. Austras šiandien 2 jis ir bendroje įskaitoje. Greitas Dakaras jam prasidėjo gan greitai ir Austras atrodo gan užtikrintai su savo KTM-u. Tuo tarpu Toby Price'ui niekas šiandien negalėjo pasipriešinti. Jis užtikrintai laimėjo daugiau kaip 3 minutės, įvežė bet kuriam priešininkui. Bendroje įskaitoje jis kyla į pirmą vietą, 2 minutės 40 sekundžių. Jis laimi prieš artimiausią persekiotoją. Šiandien nusprendžiau paspausti trupučiuką ryte ir pabandysiu pirmą startuoti rytoj. Ilgas kelias dar iki finišo, taigi svarbiausia nedaryti klaidų ir pravažiuoti pirmą savaitę be problemų. Antrasis greičio ruožas baigėsi taip, Tobis Price'as užtikrintai laimėjo jį ir užtikrintai pirmauja bendroje įskaitoje. Matijas Volkneris 2, Paulo Gonsalvesas 3 ir tai yra 2 KTM pirmose pozicijose.
Grįžtame į Dakarą ir keturačių kategoriją. Šiandien galėjome įsitikinti apie tai, kas yra Dakaro dvasia. Vienas iš keturačių lenktynininkų va taip važiavo į greičio ruožo finišą tempdamas motociklą. Tuo tarpu argentinietis Kopeti šiandien laimėjo greičio ruožą ir pirmauja bendrai įskaitoje ir pirmauja daugiau kaip 2 minutėm. Santiago Hansenas čia susidūrė su motociklininku ir jis finišavo tik 29, šiandien iš 31 lenktynininko, o Galeano Canabrija antras ir antras bendrai įskaitoje. Štaigi, keturačių įskaitos lyderis ką tik praskrėjo pro mus. Šiandien papasakosim apie 2 indus. Indai pradeda užkariauti Dakarą. Pirmą kartą ne tik 2 motociklininkai, bet ir 2 motociklų gamintojai iš Indijos dalyvauja Dakare, Hero ir TVS. Ir Santošas vienas iš tų žmonių, kuris važiuoja pirmą kartą Dakare. Jau kurį laiką važiuoja Dakare, bet pastaruoju metu Dakaras kelia daugybę susidomėjimo mūsų šalyje. Daugiau kaip 1 milijoną žmonių stebi Dakarą. Santošas turbūt įkvėpė ir vieną iš jaunosios kategorijos žmonių, Aravindą Praghaparą. Mes seniai pažįstame ir dabar kovojam ir Dakare kartu. Žinau jį jau 12 metų. Mes dabar jau kartu lenktyniaujam, bet kartu esam ir draugai, daugiau draugai negu lenktynininkai, negu konkurentai. Daug žmonių mus pažįsta, daug žmonių jau žino, kas tai yra Dakaras Indijoje. Ir daugiau kaip 1 milijoną žmonių seka mūsų rezultatą. Ir pamatysit per artimiausius metus, pamatysit daug daugiau indų Dakaro lenktynėse. Indijai, kai aš pradėjau lenktyniauti, man buvo 19 ir tai šiuolaikiniai standartai žiūrint yra gan vėlai. Taigi aš matau, kad atidariau duris daugeliu jaunimui lenktyniauti Dakare. Man patinka konkuruoti, aš tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu konkuruoti su greičiausiais lenktynininkais. O Aravanui pirmasis Dakaras prasidėjo sunkokai. Mano ranka sutverstyta, turiu pilną kišenę tablečių nuo skausmo. Ir sakė daktarai, jeigu man tos tabletės nepadės, duos stipresnės tabletės, bet aš tikrai važiuosiu iki pat finišo. Na ir šiandien automobilių įskaitoje. Automobiliai šiandien puikiai galėjo išbandyti maksimalų savo greitį, nes Argentinoje šis greičio ruožas turbūt bus vienas iš greičiausių visame Dakare. Lygu, gražu, taip yra šiek tiek gyvūnijos ir šiek tiek duobių. Tačiau Argentina pasižymė savo greičiu. Na ir pradėsim nuo to, kas buvo vakar. Vakar Naseras Al-Attija laimėjo, tačiau atvažiavo į finišą išsigandęs. Kai tepalas iš variklio pradeda tekėti ant išmetimo sistemos, tu matai ugnį ir dūmus. Kai tu matai ugnį ir dūmus viduje važiuodamas, tu iš karto pagalvoji, negi baigėsi žaidimas. Ispanas Xavi Ponsas su Ford Rangeriu vakar buvo antras. Antras pirmam greičio ruože, tai yra lyg svajonės išsipildymas. Aš esu labai laimingas. Ponas Dakaras neatrodo labai lėtas, tačiau vakar jis buvo tik 12. Vakar nieko nereiškia, mes vis dar turim pravažiuoti 9000 kilometrų, taigi viskas dar prieš akis. Na ir vakar prieš pat sutemstantį bivaką grįžo Naseras Al-Attija štai taip. Rautenbachas, jo komandos draugas, partempė jį iki bivako. Ir mechanikai iš karto ėmėsi darbo. Laimiai, išardžius automobilį paaiškėjo, kad nieko baisaus. Svarbiausia, aš laimėjau. Gerai, kad tai buvo trumpas greičio ruožas. Aš esu įsitikinęs, kad viskas bus suremontuota ir mes važiuosim rytoj pilnu tempu. Taigi, išauštus rytui,
Tūkstančiai argentiniečių laukė greičio ruožo. Ir katarietis su taisytu automobiliu važiavo pirmus kilometrus šiek tiek atsargiau. Bet labai greitai išvystė maksimalų greitį. Labai ilgai čia galima nuvažiuoti, nuspaudus akceleratorių iki pat galo. Ir Alatija galų gale finišavo antras. Taigi jokių problemų po vakarykščio gaisro. O štai Xaveriau Ponsui netaip gerai pasisekė. Automobilis tiesiog išsiardęs į gabalus. Jis dar bandė važiuoti po to, kai kelis kartus vertėsi, bet galų gale ispanui teko sustoti ir laukti pagalbos sunkvežimio. Labai gaila, bet Xavierui gali būti, kad ralis net ir baigėsi. Mikko Hirvonenas lydinėja štai taip. Atsargiai, bet net per daug mažindamas greitį. Jezidas Alraždis mūsų ekranuose. Štai jis, dar vienas minis. Šiandien jisai 6. Taigi tai yra greičiausias iš miniukų, nes Hirvonenas finišavo tik 8. Žinielis de Viljarsas netrukus padarys klaidą posūkyje, tačiau ta klaida nekainavo labai daug laiko. Galbūt tik šiek tiek išgazdino Žinielį. Šiandien Žinielis 4. Sunku šiandien, karšta, labai greitas greičio ruožas. Pirmą 100 kilometrų važiavom labai greitai su tokiais gan dideliam duobėm. Turėjau vieną gazdinantį momentą, kai mūsų automobilis pakilo galiniai ratai, mes nosimi trenkėmės į žemę, bet viskas baigėsi gerai. Karlosas Sainzas šiandien 3, jis 1 sekundę laimėjo prie Žinielį de Viljarsą, tačiau El Matadoras nebuvo greičiausias Peugeot šiandien. Misija Dakaras mūsų ekranuose, Stefanas Peterancelis. Ir Stefanas šiandien tik 7. Panašu, kad senas Lapinas naudoja taktišką žaidimą. Jisai bando tiesiog nevažiuoti maksimaliai ir nerizikuoti. Be to ir 2 ratais varomas bagis sunkiau valdoma štai tokiose vietose. Šiandien jis pralaimėjo beveik 7 minutės štai šiam žmogui. Sebastianas Loebas šiandien buvo nesustabdomas. Klasikinis greičio ruožas šiek tiek gerokai ilgesnis negu jam įprasta, bet šiandien jis buvo tiesiog nepavėjamas. 1 ir 23 sekundės jis įvežė artimiausiam priešininkui, nepaisant to, kad paskutinius kone 100 kilometrų važiavo Žinielio de Viljarso dulkėse. Geras greičio ruožas, nedarėm klaidų, geras greitis. Paskutiniai daly tik tai praradau nemažai laiko, nes važiavau dulkėse Žinielio de Viljarso ir nenorėjau lenkti. Ir lietuviai turiu blogų žinių. Vaidoto Žalos fanams, jisai turi problemų su elektra ir jau 3 valandas stovi greičio ruože. Antanas Juknevičius šiandien 23, 25 bendroje įskaitoje, neblogas rezultatas. Fantastiškai važiavo Benas. Benediktas Vanagas šiandien 18 kyla į 17 vietą bendroje įskaitoje. Ir mes turim karštą Benedikto Vanago komentarą. Teikas greičio ruožas labai techniškas, labai daug purvo, kuriame galima būtų, kuris tampa tikrai nekontroliuojamas. Labai esu nelaimingas, kad praleido 7 lydesnius varžovus į priekį. Tam lengva bus 4 automobilius trasoje ir tai yra tikrai labai pavojinga, bet dabar esam finiše ir manau, kad padarėm neblogą darbą. Taigi bendroje įskaitoje Sebastianas Loebas pasinaudojo tuo, kad Naseras Alatija pradėjo galbūt šiek tiek atsargiai greičio ruožą, įvežė visiems pakankamai daug sekundžių ir pradėjo pirmauti bendroje įskaitoje. Naseras atsilieka pusę minutės, Sainzas beveik 2, de Viljarsas 6 sekundės nuo Sainzo. Ir nauja įskaita, UTV, taip vadinama įskaita, tai yra nedideli bagiai.
Jie pirmą kartą bus oficialiai apdovanoti kaip Dakaro nugalėtojai atskiroje klasėje. Ir Timas Koronelis pirmauja, jo brolis dvynys Tomas Koronelis kol kas antras. Tai Olandų šeiminėlė. Ir naujienų rubrikoje mes šiandien papasakosim apie kinų komandą. Nelabai idealus startas. Kinų komanda su Kinijoje gamintas Zhang Hongyi motociklais ir vienas iš lenktynininkų starte nesugebėjo pajudėti į pirmą greičio ruožą. Taigi jo kolega Minas partempė savo komandos kolegą visus 39 km per greičio ruožę ir dar tos kelius šimtus kilometrų iki nakvynės vietos tam, kad jie galėtų susiremontuoti savo motociklą. Šveicarui Markui Filipai šiek tiek blogiau viskas baigėsi, jisai turėjo pasitraukti iš lenktynių po pirmo greičio ruožo. Jisai susidūrė su arkliu ir susilaužė ranką. Pirmas mano Dakaras ir labai jau trumpas. Vargšas arklys. Taigi, man viskas baigta. O Dakarui atvykus į Argentiną, bivaką aplankė turizmo ministras Gustavo Santosas ir apdovanojo vieną iš lenktynininkų, vietinį lenktynininką Pato Silva. Jis gavo dienos herojaus prizą. O tai 13 Dakaras gan žinomam lenktynininkui Kristijanui Lavėliui. Jis yra važiavęs ir finišavęs net 6 pozicijoje, tačiau dabar jį pakvietė gamyklinė Toyotos komanda, tačiau ne į galingiausią klasę, į T2, taip vadinamą standartinio automobilių klasę. Jau daug metų nevažiavau su standartinio automobilių Dakare. Pažiūrėsim, kaip čia mums seksis šiame Dakare ir pažiūrėsim, kaip galim būti greiti ar nelabai. Na ir po pirmą greičio ruožą Lavėlas pirmauja savo klasėje. Keletą sekundžių pirmauja prieš savo komandos draugą Kirą Miurą. Na ir pažiūrėkim, kaip jis sekasi mūsų herojams, Dakar Heroes. Pirmoji diena, mažylė. Važiuosim lenktyniauti Dakare. Emocingas momentas man. Jaučiu spaudimą. Nes aš ne tik pradėsiu Dakarą, bet turiu pravažiuoti labai švariai ir gražiai, todėl kad tai yra šiandien mano sūnaus gimtadienis, jam 12. Ir aš turiu jo garbiai pravažiuoti šitą greičio ruožą, be klaidų, man labai svarbu. Sunkiai dirbu. Sunkiai dirbu dėl jūsų, nenoriu jūsų nuvilti. metrų. 250 metrų, lėtai, lėtink. Stabdyk. Nu viskas, prisidirbom. Visi ratai kabo, nežinau kaip išvažiuosim. Sakiau lėčiau. Eh ben, on est sorti. Susidūrėm su kitu lenktynininku, taigi greičio ruože turėjom sustoti, nes pažydėm priekinį kairį ratą. Bet dirbam viską, ką galim. Čiagi Dakaras, nieks nesakė, kad bus lengva. Nuotykis yra nuotykis. Nieko tokio, viskas bus gerai. Bon, donc voilà notre T4. O mūsų serviso sunkvežimis, mūsų Angelas Sargas, kuris ką tik atvažiavo ir padės mums. Mes visiškai išsekę. Bet, nieko tokio, mes pailsėsim ir važiuosim toliau. Mesgi kovotojai.
Na kągi, rytoj mes keliamės į šiaurę, keliamės aukštyn į kalnus. Rytoj dar ilgesnis greičio ruožas 364 km ir dar 416 km pervažiavimo iš Tukumano į Salvador de Jujuy. Taigi, gero jums vakaro. Nepamirškite įsijungti BTV rytoj vakare. Su jumis buvo Ramūnas Fetingis, susitiksim rytoj vakare. Iki.